Trumpas pats save įvarė į kampą. Ir kadangi pasaulis per daug išsiblaškęs, kad tai pastebėtų, dėl kasdienio Jungtinių valstijų ir Irano diplomatijos absurdo, mes net negalime pereiti prie gilesnių pasekmių, kurias tai turi platesnėme derybų kontekste. Matote, kai benzino kainos kyla, jos užtrunka, kol vėl nukrenta. Ir nors iki tarpinių rinkimų dar liko keli mėnesiai, mes jau esame tokioje situacijoje, kad benzino kainos vis dar bus aukštos per lapkričio tarpinius rinkimus. Istoriškai tai buvo blogai valdančiosioms partijoms. Tačiau mes negalime tuo užbaigti šio pokalbio. Derybos krizės metu dažnai sukuria netikėtus santykius ir mes čia turime vieną iš tokių. Kuo mažiau Iranas gali kontroliuoti rinkimų rezultatus lapkritį, tuo daugiau Trumpo administracija gali reikalauti derybose. Pagrindinė mintis yra ta, kad Iranas turi svertų tik tuo atveju, jei jo veiksmai gali padėti arba pakenkti Trumpui, o dėl vidurio kadencijos rinkimų tam laikas jau beveik praėjo. Taigi šiandien pradėsime nuo to, kokia tikėtina benzino kainų trajektorija bus lapkritį ir kodėl aukštos kainos išlieka. Tada apžvelgsiu, ką politologijos literatūra sako apie tai, kaip rinkėjai reaguoja į ekonominės sąlygas prieš rinkimus. Užuomina, tai nėra gerai Trumpui. Ir galiausiai mes išnagrinėsime, ką tai reiškia platesnėms deryboms su Iranu. Vis dėlto pradėkime nuo to, kaip tikėtina keisis naftos kainos. Tai įdomi problema logistikos ir technologijų lygmenių, tačiau galiausiai tai yra įžanga į politinės problemas. Taigi aš pasitaupysiu jėgų, supratote, vešlesnėms dalims. Pagrindinė problema yra ta, kad pasibaigus konfliktui, naftos kainos paprasčiausiai negrįžta į ikikarinį lygį. Įprastas paaiškinimas, kurį išgirsite, yra maždaug toks. Na, akivaizdu, kad naftos kompanijos yra godžios ir nori išspausti iš vartotojų paskutinį centą. Ir nors naftos kompanijos iš tiesų nori išspausti iš vartotojų paskutinį centą, tai iš esmės ir yra verslo esmė. Tačiau kainų lėtą mažėjimą lemia rinkos jėgos. Gilesnį paaiškinimą galime suskirstyti į 4 dalis. Pirma, susitarimas yra būtina sąlyga, kad galėtų įvykti bet kas kita. Galbūt pastebėjote, kad nustojau kalbėti apie kasdienius įvykius susijusius su Irano derybomis. Tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas, tai buvo mano sąmoningas sprendimas. Dar prieš kelias savaitės, kai nustojau, ši situacija jau buvo tapusi tokia, kur reikia stebėti, bet neklausyti. Vis dėlto žiniasklaidos diskusijos apie tai tęsiasi. Na, leiskite man viską apibendrinti savo įprastu būdu. Nematau jokios pažangos šiuo klausimu. Kadangi tarptautinės darybos yra skausmingai neaiškios, vis dar įmanoma, kad rytoj įvyks proveržis. Bet nerekomenduočiau laisvalaikiu apie tai galvoti. Vis dėlto yra praktinė pasekmė. Kainos negali pradėti mažėti, kol tai nebus išspręsta. Kai susitarsime, sąsiaurį vis tiek reikės atidaryti iš naujo. Buvo labai pesimistiškų vertinimų, kad tam gali prireikti 6 mėnesių. Juk Iranas galėjo ten padėti minų. Užtruks amžinybę, kol bus surasta kiekviena iš jų. Gerai, bet tai čia ne tikslas. Tikslas yra atverti koridorių, kuriuo laivai galėtų saugiai plaukti ir suteikti pakankamai pasitikėjimo draudimo bendrovėms, kad ten galima praplaukti. Tam reikės gerokai mažiau pastangų nei visiškai saugaus vandens kelio sukūrimas. Taip pat pažymėsiu, kad ES dalyvaus šiame procese, siekdama pagreitinti išminavimo darbus. Aš tai kartojau nuo pat pirmos dienos, nepaisant daugybės komentarų, kad nežinau apie ką kalbu ir kad Europa niekada nesivels į Trumpo avantiūras. Tačiau, kaip sakiau nuo pat pradžių, įvelimas į spąstus taip neveikia. Įvelimas į spąstus, pagal apibrėžimą, reiškia priversti partnerį kažką daryti, nepaisant tavo avantiūrų. Europa darys tai, ką reikia daryti, kad sumažintų energijos kainas. Priešingų atveju rinkimų pasiekmės bus katastrofiškos. Apie tai plačiau netrukus. Ir jei nesate tikri dėl neišvengiamos Europos vaidmens čia, raginu jūs pasitikrinti naujienas, nes ES jau įdiegė daugumą mechanizmų, kad tai įvyktų. Ir tik laukia, kada galės pradėti veikti, kai bus užtikrinta, jog į juos nebus šaudoma. Bet jei praleidote tą istoriją, galbūt tai nebuvo jūsų kaltė. Europos veiksmai šiuo klausimu dažniau nušviečiami dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidoje, nes tai yra šiek tiek pozityvesnė karo perspektyva. Žinote, jei tik būtų būdas užtikrinti, kad gautumėte naujienas iš įvairių šaltinių.
Palaukite, toks būdas yra. Tai vėl šio vaizdo įrašo rėmėjas Ground News. Jų aklosios zonos skiltis apima tai, ko nepastebi abi politinio spektro pusės, suteikdama jums perspektyvą apie tai, ko patys nepastebite, ir apie tai, ką galbūt matote daugiau nei jūsų priešingos pusės draugai. Man taip pat patinka peržiūrėti savo kasdienę suvestinę, kuri kiekvieną rytą apibendrina keletą svarbiausių naujienų. Štai čia, įskaitant vieną apie Irano prezidentą bandantį atsistatydinti ir Ukrainą norinčią gauti Patriot raketų licenciją vietiniai gamybai. Apsilankę ground.news/linesonmaps arba nuskenavę QR kodą ekrane, galite gauti net 40% nuolaidą Vantage planui. Tai suteikia jums prieigą prie funkcijų, kurias čia parodžiau, ir dar daug daugiau. Taigi dar kartą dėkoju Ground News už nuolatinę šio kanalo paramą. Likę klausimai susiję su naftos kainų atkūrimu yra labiau techninio pobūdžio. Jei sutelksime dėmesį į tiekimą, kuris išgaunamas iš žemės ir paverčiamas kažkuo naudingu, iš karto susidurėme su tam tikromis problemomis. Įdomus faktas. Karas naikina dalykus. Tokius dalykus kaip naftos perdirbimo gamyklos Meksikos įlankos pakrantėje, arba infrastruktūra, kuri išgauna žaliavas iš žemės, arba eksporto terminalai, kurie pradeda kuro kelionę pas galutinį vartotoją. Dauguma to nebus atstatyta iki lapkričio mėnesio. Taigi ne, mes neturėsime 20 milijonų barelių naftos tekančių per Hormūzo sąsiaurį iki kitų rinkimų. Turiu dar vieną subtilų pastebėjimą apie tai. Galbūt prisimenate, kad prieš kelias savaitės Iranas artėjo prie savo naftos saugojimo pajėgumų ribos. Na, tuo tarpu Iranas nesiuntė naftos už sąsiaurio ribų. Taigi, kažkas turėjo pasikeisti ir tikėtina, kad Iranui teko uždaryti kai kuriuos savo gręžinius. Tai yra dar vienas dalykas, kurio negalima tiesiog paprastai vėl įjungti atidarius sąsiaurį. Galiausiai yra rezervų problema. Žinau, kad tai gali skambėti sunkiai tikėtina, bet per pastaruosius 3 mėnesius naftos kainos buvo iš dalies slopinamos. Šalys stebėjo tiekimo sumažėjimą ir reagavo išleisdamos strateginės naftos atsargas į rinką. Gegužės 13 dienos duomenimis, tai yra paskutinė diena, už kurią turime duomenis, buvo išleista 164 milijonai barelių. Prognozuojant iki šiandienos, tai būtų apie 200 milijonų, maždaug pusė to, ką šalys pažadėjo pateikti. Tai sudaro apie 11% prarasto tiekimo. Kai nafta pradės išeiti per Hormūzą, tos šalys pradės uždaryti savo strateginės atsargas, taip kompensuodamos dalį tiekimo pokyčių. Gerokai vėliau jos pradės papildyti savo atsargas, o tai dirbtinai padidina paklausą. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl naftos kainams prireikia daug laiko, kol jos vėl pasiekia pradinį lygį. Vienas dalykas, kurį turiu paminėti, yra tai, kad karui pasibaigus bet kuriuo metu nuo dabar iki lapkričio, naftos rinkos iš karto pajus palengvėjimą. Ir kuo daugiau laiko praeis tarp susitarimo ir rinkimų, tuo labiau kainos kris. Todėl derybos su Iranu vis tiek turės įtakos degalų kainoms. Tiesiog pagalba iki lapkričio yra ribota. Gerai, kadangi nustatėme, jog dujų kainoms prireiks daug laiko, kol jos vėl priartės prie prieškarinių lygių, pakalbėkime apie tai, kokią įtaką tai turės 2026 vidurio kadencijos rinkimams. Dabar gali kilti pagunda pareikšti, kad ši situacija akivaizdžiai bloga Trumpo administracijai ir tiesiog baigti pokalbį. Jūs galbūt netgi suprantate, kodėl ši situacija yra bloga, ypač kai kalbama apie dujų kainas. Jeigu prisimenate 1979 metų naftos krizę ir tai, kaip ji paveikė Jimio Carterio bandymą būti perrinktam, užuomina, prezidentu tapo Reaganas. Tačiau kažkaip realybė šioje situacijoje kai kuriais atžvilgiais yra blogesnė, o kitais geresnė, nei gali atrodyti. Apskritai, šiuose vaizdo įrašuose daug laiko skiriame strateginio žaidimo aptarimui. Ir tai yra visiškai logiška, kai mūsų dėmesys sutelktas į lyderio lygio sprendimus. Žinau, kad klaviatūros kovotojams smagu tyčiotis iš lyderių dėl jų nekompetencijos, tačiau sunku ilgai išlikti valdžioje, neturint gero supratimo, kas yra išmintinga, o kas ne. Ten, kur dažnai nutinka kvaili dalykai, paprastai taip yra todėl, kad lyderiai susiduria su institucijų apribojimais, kurie neleidžia jiems pasirinkti geresnių kelių, arba jų pageidavimai nesutampa su tuo, ko nori visuomenė, ar kas tradiciškai rūpi lyderiams. Priešingai, aš neturiu iliuzijų, kad vidutinis rinkėjas elgiasi strategiškai teisingai. Rinkimai vyksta per retai, o kiekvieno žmogaus balso įtaka yra per menka, kad rinkėjai net turėtų paskatą tobulėti šioje srityje.
Todėl rinkėjai turi įvairiausių elgesio ypatumų, kuriuos nuolat matome rinkimuose. Paprastai šie efektai tyriami prezidento rinkimuose, bet pasitikėkite manimi ir pagalvokite, kaip tos pačios problemos iškils, kai vidurio kadencijos rinkimai taps de facto referendumu dėl prezidento. Ir taip ir yra. Galbūt geriausiai žinomas iš šių elgesio ypatumų yra tas, kad rinkėjams rūpi, kas neseniai įvyko su ekonomika. Tai prieštarauja holistiniam požiūriui, kai vertinama, ką kandidatas nuveikė per visą kadenciją. Ir net neapsimeskime, kad vidutinis rinkėjas bando susikurti etaloną, su kuriuo galėtų palyginti kandidatą, o ne tiesiog žiūri, ar skaičius kyla ar leidžiasi. Pavyzdžiui, nebūtų taip svarbu, kad ekonomika pernai augo 10%, jei šiemet ji liko stabili. Iš tikrųjų, rinkimų požiūriu, nulinis augimas pernai ir 10% augimas šiemet yra geriau, nors ekonomiškai pastaruoju atveju mums sektųsi prasčiau. Iš tikrųjų, jei sekėte visą dramą susijusią su Federalinio rezervo kontrolės klausimu ir galimybę nustatyti palūkanų normas, visa tai ims atrodyti logiška. Prezidentai turi stiprių paskatų paskatinti ekonomiką prieš pat rinkimus, net jei tai kenkia ilgalaikiai šalies geroviai. Federalinio rezervo nepriklausomybė yra labai svarbi, norint tam užkirsti kelią. Be to, jei bendra ekonominė situacija būtų tokia gera, kad vidutinis prezidentas galėtų pasiekti 20% augimą, šis hipotetinis prezidentas nebūtų labai nubaustas. Jis vis tiek padidino ekonomiką 10%, nors tai buvo tik perpus taip gerai, kaip turėjo būti. Vėlgi, vidutinis rinkėjas nelygina su etalonu. 10% augimas yra didelis skaičius ir tuo viskas pasakyta. Bet kuriuo atveju išvada tokia – bloga žinia Trumpui. Ekonominiai rodikliai 2025 metams neatrodė per daug blogi, nepaisant Trumpo pastangų sukelti ekonominę katastrofą, nuolat grasinant tarifais. Tačiau tai iš esmės bus nereikšminga 2026 metų kadencijos vidurio rinkimams. Kita vertus, naujienos Trumpui nėra tokios blogos, kaip gali pasirodyti, dėl įvairių priežasčių. Pirma, šiuolaikinėje politinės polarizacijos eroje apskritai yra mažiau svyruojančių rinkėjų. Taigi, žmonių, kurių nuomonę dar galima pakeisti ir kurie iš tiesų ją pakeis, procentas yra didelis, tačiau jų nėra tiek daug, kiek buvo prieš 30 metų. Antra, ir žinau, kad tai skambės keistai, bet Trumpas daugiausia bus baudžiamas dėl aukštesnių degalų kainų. Jis bus mažiau baudžiamas kaip aukštesnių degalų kainų kaltininkas. Kitaip tariant, aukštos kainos yra blogai Trumpui nepriklausomai nuo priežasties. Tai juokinga, nes prezidentai dažnai baudžiami už aukštesnės degalų kainas, nors jie turi labai mažai įtakos joms. Dabar, kai vienoje situacijoje prezidentas iš tikrųjų turėjo daug įtakos kainoms, situacija apsivertė. Ir grįžtant prie ankstesnio šio klausimo aspekto, būtent dėl šios priežasties Europa padės atverti sąsiaurį. Net jei Europos rinkėjams nepatinka mintis, kad jų šalis padeda Trumpui, rinkėjai vis tiek baus Europos lyderius dėl aukštų degalų kainų, nors jie ir nebuvo už tai atsakingi. Pakartosiu, Jungtinėse valstijose buvo aiškus kelias išvengti šios problemos. Tiesiog nepradėkite karo su Iranu. Tačiau yra nemaža rinkėjų dalis, kuri balsuotų prieš respublikonus vien dėl to, kad degalų kainos yra aukštos. Nesvarbu, ar tai būtų dėl karo su Iranu, ar dėl gamtinės nelaimės, kuri sustabdė Meksikos įlankos pakrantės naftos perdirbimo gamyklas. Vėlgi, žinau, kad tai jums skambės keistai. Tačiau vien dėl to, kad žiūrite šį vaizdo įrašą, esate gerai informuotas rinkėjas ir tikriausiai patenkate į 90% procentilį pagal šį rodiklį. Jūs esate neįprastas, gerąja prasme, ir jūsų supratimas apie šiuos klausimus nesutaps su vidutinio rinkėjo. Vis dėlto pasakysiu, kad karas su Iranu yra rinkėjams labai aktualus klausimas, todėl slopinantis poveikis nebus toks stiprus, kaip būtų buvę, jei Trumpas būtų vykdęs subtilesnę politiką, kuri būtų lėmusi tokį patį kainų augimą. Galiausiai, tikėtina, kad artėjant lapkričiui degalų kainos kris. Rinkėjai iš tikrųjų atkreipia dėmesį į kainų pokyčio kryptį rinkimų metu. Trumpui bus geriau, jei degalų kaina sieks $4 ir per pastarąją savaitę sumažės 25 centais, nei jei degalų kaina būtų $4 ir per pastarąją savaitę padidėtų 25 centais. Esmė ta, kad situacija Trumpui atrodo gana prastai, bent jau šiuo klausimu. Ir tas bent jau perspėjimas gali parodyti, kur mes judame toliau. Iš tiesų, pabaigai, turėtume pažvelgti plačiau ir suprasti, kaip tai veikia platesnius klausimus, susijusius su derybomis su Iranu. Leiskite pradėti nuo įžangos.
Nenoriu teikti, kad žinau, kokie dėrybų sunkumai lemia, jog ekonominis karas ir ribotos karinės operacijos vis dar tęsiasi. Galėtume ilgai kalbėtis apie Benjamino Netanjahaus vidaus rūpesčius dėl galimų baudžiamųjų bylų po karo pabaigos. Ir tada galime tai susijęti su tuo, kad Jungtinės valstijos įsivelia į šią situaciją. Tada yra ir paties Donaldo Trumpo asmeninė nauda. Svarbiausia iš jų – neleisti žiniasklaidai ir kongresui tirti kitų sričių. Pentagono darbuotojai gali rimtai nerimiauti dėl branduolinių ginklų ir jėgų pusiausvyros pokyčių. Stebint Irano pasiūlymus, lengva daryti išvadą, kad abi pusės nesutaria, koks turėtų būti tikėtinas karo rezultatas. Taip pat turiu iš anksto pasakyti, kad mes negalime iki galo suprasti, kaip dėrybų aplinkos keitimas veikia karo ir taikos rezultatų lūkesčius, jei nežinome, kas yra dėrybų trintis. Tačiau galiu pasakyti, kad pagrindinis padidėjusių dujų kainų nuo lapkričio poveikis yra tas, kad tai sustiprina Trumpo dėrybinę poziciją. Leiskite būti aiškiam, aš nesakau, kad tai yra gerai Trumpo administracijai ar amerikiečiams apskritai. Abiejų šių šalių gerovė taip pat apima rinkimų rezultatus ir ekonominę gerovę. Aš tiesiog kalbu apie dvišalius, nulinės sumos dėrybų rezultatus tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Prisiminkite, kad kanoninėme modelyje karo kaina yra alternatyvioji sąnauda. Nuostoliai dėl kovos kartu su papildoma taikos nauda. Tikėtina, kad Trumpas rūpinasi 2026 metų vidurio rinkimais, nes jie nulems jo galimybės priimti įstatymus per ateinančius 2 metus ir kongreso šaukimų, su kuriais jis susidurs skaičių. Jis taip pat nelabai rūpinasi, kas nutiks tarp to laiko ir 2028 metų, nes tai jau bus kažkieno kito problema. Taigi, kurį laiką Trumpas gali būti iš tikrųjų įsisavinęs didesnės karo sąnaudas. Iranas savo ruožtu galėjo pasinaudoti jo problema su vidurio kadencijos rinkimais, kad išsiderėtų geresnę sutartį. Tačiau šiuo metu, priešingai nei tai, kas vyksta sąsiauryje, tas laivas jau išplaukė. Arba bent jau beveik išplaukė. Iranas prarado grėsmės svertą, nes Trumpas jau vienaip ar kitaip įstrigo su šia problema. Vizualiai tai reiškia žlungančią Jungtinių valstijų kainų ribą, kuri pakelia minimalę ribą, kurią Trumpo administracija sutiktų priimti. Dabar tikėtina, Iranas visą tai žinojo ir vis tiek leido tam įvykti. Tai reikštų, kad Iranas manė, jog ilgalaikė kova vis tiek būtų geresnė pagal lūkesčius, o tai gali reikšti, kad iki karo pabaigos dar liko nemažai laiko. Tačiau turėkite omenyje, kad tokia prognozė nebūtinai išlieka teisinga, kai problemą nagrinėjame su aiškiai apibrėžtu dėrybų trukdžiu. Pavyzdžiui, jei Iranas klaidingai manė, kad Trumpo administracija pasiduos prieš mėnesį, nes ji ypač pažeidžiama dėl politinių pasiekmių per vidurio kadencijos rinkimus, tuomet atmestas pasiūlymas Iranui parodo, ką jis turi žinoti, kad pasiektų susitarimą. Iranas iš esmės apsiskaičiavo ir dabar jis turi ištaisyti savo klaidą. Faktas, kad dabar Iranui seksis prasčiau, yra tik šalutinis poveikis. Tačiau siauresnio dėrybų diapazono pasiekmes vis tiek gali būti lemiamos, todėl galime atsidurti dar toliau nuo susitarimo nei anksčiau. Tai milžiniška teorinė painiava. Taigi, kokias pagrindinės mintis šiandien išsinešame? Mes pasiekėme tašką, kai beveik neįmanoma, kad dujų kainos iki lapkričio grįžtų bent jau arti prieš karinių lygių. Tyrimai apie dujų kainas, bendrą ekonomiką ir rinkimus rodo, kad paskutiniai keli mėnesiai prieš rinkimus yra daug svarbesni nei bendra ekonominė situacija. O tai yra blogas ženklas Donaldui Trumpui. Vieninteliai privalumai yra tai, kad rinkėjams rūpi ekonomikos kryptis, o dabartinė politinė aplinka yra nepaprastai polarizuota. Nepaisant to, keista administracijos prarastos vilties dėl vidurio kadencijos rinkimų pasekmė yra ta, kad dabar ji turi stipresnę dvišalę dėrybinę galią Irano atžvilgiu. Dar kartą dėkoju Ground News už šiandienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į ground.news/linsonmaps arba nuskaitykite QR kodą savo ekrane ir gaukite net 40% nuolaidą Vantage planui. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite kanalą. Ir pasimatysime kitą kartą. Sėkmės!